Sveiki. Šį filmuką darau tiesiog skubos tvarka, nesilaikydamas jokių grafikų ir pažadų. Rodau vaizdą iš satelito ir to rasim Lietuvą. Lietuva yra čia, kur kursorius mano yra dabar vidury, braukiu per vidurinę liniją ir Lietuvą rodau čia. Matote, vienas po kito eina taškai, užsisuka ir čia kaip iš vamzdžio išeina labai daug garų. Apie tas technologijas aš jau rodžiau ne vieną filmuką, kas tai, bet dabar esmė ne tame. Mums reikėtų dabar pagalvoti tiems, kas žino, kaip tai daryti, padirbėkite su actu, nes kitaip plauksime. Todėl, kad vėl daroma, pasižiūrėkite, čia daroma daug labai apačioj, dideliais gabalais eina lietaus, tokio dirbtinio lietaus debesis ir tas užsuktas sūkurys gali suktis šitoje vietoje ištisai, kadangi iš Atlanto einantis oro srautas tų cheminių debesų spausta sūkurį į vieną vietą ir čia visą tai pradės suktis. Visi tie garai dabar užpildys šitą visą žiedą ir visas tas žiedas po truputį gali siaurėti ir eis pro mūsų šalį. Jeigu nesimsite priemonių jokių, tiem žmonėms aš dabar kalbu tie, kurie žino, ką tai daryti, ir taip pat galbūt kažkam tai iš valdžios atstovų, tai mes plauksim pilnatė žodžio prasme. Štai matote ypatingai didelės koncentracijos debesis. Jie dabar praeis ir nuo šiaurės rytų eis link Lenkijos žemyn. Tokia anksčiau, kad nuo Lenkijos jie ten buvo galima daugiau prigesinti. Dabar viskas tai darysis, čia papildomai daroma debesų yra raudoni taškai. Jie užpildys šitą žiedą, padaro vientisą ir šitas žiedas, ko gero, suksis taip, kad šaltas oras atėjęs iš Atlanto gali atnešti šaltą orą, o ta visa padaryta dirbtina drėgmė visą laiką suksis virš mūsų ir mes turėsime tas non-stop lietus, toksai stop and go, kada 5 minutės nelyja, 5 minutės palyja ir visas gatvės plaukia, mašinos plaukia, stovi, žmonės verkia, kad vasaros nėra. Tai pasidarykite vasarą patys, prisidėkite patys savo darbais, ne kritikomis, ne kažkokiais lūkesčiais ar kažkokiam tuščiom maldom, nuėję į bažnyčias, tuščiai gaišite laiką, savo energiją atiduodat, o tiesiog paimkite acto butelį ir pasižiūrėję mano filmus ankstesnius, pamatysite, ką daryti. Šiuo atveju mums gerai būtų sausas asfaltas, bet jeigu sausas asfalto nėra, tada paėmat į mašiną, sėdat kaip keleivis, ištraukėt pro atvirą langą ant didelio greičio ir iš lėto lenkėt butelį žemyn, kad actas išsilietų ant asfalto. Todėl tas visas oras norom kartą išeis į šiaurę, kartą galbūt į pietus, bet tą žiedą visą daromą kuriamą žiedą sunaikins ir mes turėsime lietučius tokius naktinius, tik tai kada pabarškens naktį, o šito vėl šilma, vėl šildys saulė ir augalams bus gerai ir mums bus neblogai. Bet jeigu šito dabar nesustabdysime, bus tikrai prasti popieriai. Tikrai mes turėsime tokių vaizdų visai nelinksmų, kur negalėsime plaukioti po tiltais balose, o kur žmonės skęs visa jų buitis, visas gyvenimas paplūs ir gali tiesiog įvykti daug įvairiausių negerų nelaimių, kai kažkada tai buvo pokario metais Kaune. Seni žmonės tai prisimena. Taigi, dar kartą kreipimasis į tuos, kas žino, ką daryti su actu ir su acto garais. Dabar reikės skubiai koncentrato ir jeigu šiek tiek tai drėgnas asfaltas papilat tirštai važiuojamo dėlėje, kur daug mašinų važiuoja, tada tas skystis įsimaišys su vandeniu, norom pakils į viršų. Bet visas tas procesas užtruks dabar daug ilgiau negu kad kai būna sausas asfaltas. Tai tiek apie orus ir apie jų darymą. Parodau dar šiek tiek iš kito lango, kada yra rodomos dėmės, kur yra daugiausia lietaus. Tai štai matote, ta vieta dabar čia Aukštaitija,
kur anksčiau sausa buvo ir tas lietus dingdavo per 5 minutės, dabar čia pasistengė daugiau, ypatingas dėmesys buvo skirtas ten ir paskiau visas tas šlamštas nueina dar į pajūrį. O kaip sakiau, grandinė šita suksis ir norima užpildyti visus tos tuščius laukus, kad visur būtų čia mėlyna. Tai yra ne balta plėvė, kur lietus toks lengvas, o jau tamsiai arba tamsiai mėlynas, arba net tamsiai raudonos spalvos, kada bus ypatingos liūtis. Bus tikrai riesta. Taigi, su jumis buvo Robertas Mackevičius. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad dirbate. Dabar jau ne savo, bet jau kitų labai. O tie, kurie žino, kaip daryti, girdėjo, kaip daryti, darykite patys. Nekomentuokite, nebūkite stebėtojais, o šiuo metu būkite jau dalyvis. Užtenka, jau jūs prisidėjote, matote, kas darosi. Tiek su orais, tiek ir su politika ir visais kitais dalykais, nes jūs savo gyvenimo kalviai. Iki, ačiū.